Taigi, mano šiandienos šedevras, pažiūrėk. Kas čia, žinokit, per skonis turėtų būti. Tu jau suriks išsilydys, jį bus super. Bus palčikė blyžaš. Na, pažiūrėkim. Traukiam laukon. O! Mano šedevrus ir gatavas. Всё, viskas baigta. Dabar. Jam laukon. Dedu į skiltėlis. Nu, nuostabiai skaniai turėtų būti. Ai. Jūs tik pažiūrėkit. Po apačiai yra sluoksnis bulvyčių, svogūniukai ant viršaus, paskui mėsytė paprieskoniuota, česnakiukas ir ant galų galo uždėjau sūrį. Visiems skanaus. Va, į saločikės ir jau paruoštos. Kopūsčiukai, morkiukai. Nu ir paskui visokie prieskoniukai. Oi, kokios gaivios salatikės gaunas, nupasakom. Neapsulaukiu jau. Kada valgysim? Bus labai skaniai. Nu ką, dedami lėkštutis, ne? Dedami lėkštutės. Bandom atskirti. Nu kaip čia pasiseks, nežinau. Su viena ranka filmuoju, su kita ranka dedu, nu kaip nors, žiūrėsiu. Kaip nors išeis, pasiseks, ne? O, pažiūrėkit. Nu, da tas kelis bulvelis įmesti. Nelabai nusklauso manęs, bet įmeskė manas. Va, čia bus mano vyrui. Jei norės, galės ateit pakartuoti. A ne? Nu, ir šalia dedam saločikės. Iš to liūdą. Išpamaišyt, paskui sakys, sausas. Pamaišykim. Ir lėkštę. Salotų negailėkiam, sakiau, kad daugiau tarkau, daugiau visko diek, bus skaniau. Aš sakiau, aš galiu vienas pačiams valgyti. Nu va, viena jau paruošta. Nu va, porcijkės paruoštos. Ir ką galiu pasakyti? Mums skanaus, o jūs sėlį pavarvinkit. O jeigu norit receptą, klauskit, visada pasakysiu, kas, kaip, kur, kada ir iš kur. Tikrai skaniai atrodo, turėtų tikrai skaniai būti. Paragavau, tikrai buvo labai skaniai, žinokit.